Trenerį su pergalė pasveikinti negaliu, bet galima pasveikinti su geru komandos žaidimu. Daug visko buvo, sunku ko gero taip trumpai viską įvertinti, bet koks būtų jūsų tas pirminis komentaras? Aš galėtų pasakyti, kad aš esu labai patenkintas, kaip mano komanda šiandien žaidė. Aš galvoju, kad mes parodėm kažkur beveik visos rungtynės labai gero futbolo ir aišku, kad po tokių rungtynių negalim būti patenkinti per rezultatą. Davėm šansų oponentam įmušti įvartį pačioj rungtynių pabaigoje. Ko gali pasakyti, geras rungtynės, aš esu patenkintas, kaip mes žaidėm, bet nesu patenkintas apie to, ko mes čia matom dabar po rungtynių ant kokio rezultato. Daug progų, jūs ir pats paminėjot, sugebėt atsitiesti, pakankamai greit praleisti įvarčio. Antrajame kėlinyje išsiveržėt į priekį, atrodė vienu metu, kad jau gal ir trečias įvartis, galiausiai jis atšauktas, turėjo daug galimybių, tai būtent ko pritrūko, kad neuždarė tų rungtynių iki galo, kai galbūt buvo jūsų ta gera atkarpa, ten maždaug apie antro kėlinio vidurį, ar tikslumo tiesiog pritrūko toje paskutinėje zonoje? Aš galvoju, kad tokios rungtynės, jeigu mes juos laimėtų, mes negalime leisti 2 įvarčius. Mes turim sužaisti geriau gynyboje, tada viskas bus gerai. Galbūt ir jėgų jau stigo, pabaigoje dar prie 2-1, jau atrodė, dar buvo galimybė bėgti, bet jau ir Gabrielius Micevičius atrodė, kad jau tų jėgų tiesiog nebetiek likę, kad dar būtų galimybės bėgti, nors erdvės atrodo yra. Aišku, kad rungtynės prašė daug mums dirbti fiziškai ir galėtų pasakyti, kad antro kėlinio antroje pusėje kažkur mes ir taip žemiau nusisėdam, bet nuo antros pusės mes matėm, kaip Gabrielius Micevičius ten į pačios rungtynių pabaigos prieš 3 žaidėjus įbėga į oponentų aikštę ir buvo su kamuoliu, buvo dar šansas įmušti trečią įvartį. Aišku, kad visados ant rungtynių pabaigų komandos žaidžia per rezultatų. Aišku, mes šiandien žaidėm prieš gerą komandą ir kažkur ir psichologiškai, ir taktiškai. Norės, tegu būtų ne tiek daug tų zonų oponentam ir kažkur mes žemiau sužaidėm ir laukiam tos mūsų kontratakos ir jos buvo variantai įmušti, bet taip, 2 įvarčiai nemažai, tokiom rungtynėm 2 įvarčiai nemažai, aš galvoju, kad labai svarbu mums buvo neduoti šansų ir oponentam 2 įvarčiai įmušti. Puolime jau turit pakankamai nusistovėjusi tą atakuojančią žaidėjų liniją. Gynyboje prisijungus Nojui Stankevičiui dabar kartais vyksta įvairių pabandymų. Marko Mandičius buvo vienose rungtynėse ant suolo, dabar Martynas Dabkus. Kaip įsivaizduoja tą gynėjose linijų aikštėje rokiruotės ir kaip įsivaizduot, kas galiausiai nusistovės į tą ketvirtą? Aš galvoju, kad dabar mums didelis plius yra, kad Nojus Stankevičius yra mūsų komandai, mums yra jau variantai žiūrėti nuo rungtynių į rungtynės, kaip mes norim sužaisti taktiškai. Aš galvoju, mes turim lygius 3 centro gynėjus ir nuo rungtynių į rungtynių mes išrenkam to varianto, kas geriausiai yra tiksliai tos dienos rungtynių.